kodėl paskutinės kelias dienas raudonuoja rinka dėl FOMC susitikimų, tai yra Federal Open Market Committee susitikimai, kurie sprendžia visus dalykus, kurie yra susiję su pinigais, ypatingai palūkanų normos ir kaip tai įtakoja dabar kripto rinką. Dažniausiai savaitę iki susitikimų dienos niekas nebenori laikyti atidarytų pozicijų, traukia pinigus, nes nežinom, ką jie paskelbs. Jeigu sumažins palūkanų normos, tai rinkai bus labai naudinga, jeigu padidins, tai nebus naudinga. Tai visada, kai mes turim tokius susitikimus savaitę iki susitikimų ir jie vyksta keletą kartų per metus, visada rinka pradeda važiuoti į apačią. Ypatingai yra traukiamas likvidumas iš įmonių ir geriau ten nelaikyti. Normalus procesas, pasikartojantis procesas, visada tai buvo, visada tai bus. Ir kitos susitikimų datos, turėkite omeny, šiais metais vyks dar rugsėjo 16-17 dieną, spalio 28-29 dieną ir gruodžio 9-10 dieną. Tai savaitė iki tų datų yra didelė tikimybė, kad rinka vėl pradės važiuoti į apačią. Kažkiek tai ir po to atsistato. Ne finansinis patarimas.